Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Šiandieną antroji advento savaitė, trečiadienis, pasivaikščiojimas po adventinę Klaipėdą tęsiasi ir vėl stoviu šalia Dalios, kuri mums perskaitė šios dienos Evangeliją. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Ką? Tikrai labai trumpa Evangelijos ištraukėlė, bet labai turininga. Ir aš paprasčiausiai noriu tik tai pasakyti, kad Jėzus kaip tikrasis mokytojas, jis nieko neprimeta ir jo jungas tikrai nėra sunkus. Mes apie jį dar su Astimi pakalbėsime. Jis kaip tik mus išlaisvina iš visų nereikalingų dalykų. Nes šiandieną žmogus tikrai yra perkaitęs, pervargęs, kadangi jis visas suaugęs į žemę. O Jėzus sako: brolau, sesė, šiek tiek įsities, pažiūrėk, kad dar yra ir dangus, ne vien tik tai žemė. Tai va, Jėzaus jungas tikrai mus išlaisvina, Jėzaus jungas mus iš tikrųjų sujungia su esminiais dalykais, su pačia gyvenimo esme. Mes ne tokie paviršutiniški, ne tokie banalūs, būdami su Evangelijos žinia, gyvendami ją. Broli Astijau, Tu užvedei tikrai, padovanojai man gerą mintį. Jėzus sako: ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ir dabar tas adventinis toks tarsi jau kalėdų šurmulys, visi skuba, visur bėga, atrodo sveikinimai, gražiausios reklamos. O galbūt tu šiandieną esi nuliūdęs, tu šiandien kovoji su liga, tu šiandien esi pavargęs, galbūt tiek daug visokių rūpesčių, visokios įtampos. Ir taip atrodo norisi pabėgti iš to šurmulio, iš to viso pasaulio. Jėzus sako: nepabėg, ateikite pas mane, kurie esate prislėgti. Ir jūs rasite manyje tą atgaivą, poilsį. Ir mažylėliai, taip norisi, kad galbūt šiandieną, kuriems sunku, kuriems tos visos šviesos, tie visokie blizgučiai jūsų nedžiugina. Bet pagalvokit, pailsėkit Viešpatyje, nes Jėzus tai yra tas poilsis, Dievas tai yra tas šabas. Ir kaip pas mamą vaikystėje atsiguldavot galvelę, padėdavot ant kelių arba ant tėvo krūtinės, prisiglaustumėt. Šiandien Jėzus sako ir tiems, kurie esate pavargę: ateikite, pailsėkite manyje, nebeskubėkite niekur, nes gyvenimas yra tai, kad mes esame kartu. Ne vien tik tai aplinkos tas spaudimas švęsti, bet aš noriu, kad tu pailsėjęs manyje švęstum gyvenimą. Taip, ačiū, tikrai labai svarbų sakinį pasakė, kad šabas tai yra Jėzus. Ir tik tai Jėzuje mes atrandame tikrąjį poilsį. Stovime šalia gatvės, Manto gatvės, daug triukšmo, iš tikrųjų labai daug triukšmo. Ir žmonės yra pavargę. Ir poilsis yra tik Dieve. Todėl dalinkime šią žinią ir nebijokite būti su Kristumi, nes Kristus yra mūsų ir poilsis. Ir atgaiva. Ir atgaiva.
Būkit palaiminti. Ir ateikite į vilties miestą ir gausite viltį, šviesą ir šilumą. Amen. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.